Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidos rėmėjas rrr.lt, raskite savo dalį. Labas rytas. Šiais metais Lietuvos naujų automobilių rinkoje debiutavo kaip niekada daug naujų prekės ženklų iš Kinijos ir žinokit, debiutai dar nesibaigė. Sulaukėme dar vieno automobilių pramonės giganto iš rytų Dongfeng. Ir kadangi jau modeliai siūlo šventę, tai ją paminėkim. Prieš jūsų akis Voya Courage, kinų automobilių pramonės giganto Dongfeng premium klasės modelis. Kinai mėgsta skirtingus prekės ženklus, tad Lietuvoje jie iš karto debiutavo su 3 skirtingų markių modeliais – mažų miesto elektromobiliu Dongfeng Box, Volkswagen Tiguan dydžio crossoveriu Forthink T5 Evo ir prabangiausiu savo siūlomu elektromobiliu Voya Courage. Per metų automobilį teko išbandyti visus 3 automobilius ir apžvelgti pasirinkau Voya, nes jis yra geriausias. Bandyti Dongfeng ir Forthink nepaliko gero įspūdžio pagal važiavimo savybės. Didžiausias jų pliusas – itin patraukli kaina. Kam su jais gaišti laiką? Jį paskirkime Voya. Tai gana dailus, tvarkingų proporcijų, beveik 4,8 metro ilgio visiškai elektrinis SUV. Ir jis turi dizainą, aerodinaminės ertmės priekyje išskirtinius akcentus. Atrodo neblogai. Voya interjeras stebina savo kokybę, tiesą sakant, gal ir nelabai stebina, nes visi kiniški automobilių gamintojai stebina 2 dalykais, jie yra pranašesni 2 kriterijais lyginant su europiečiais ir kitais. Tai salono erdvė, kuri yra tikrai didesnė negu mums įprasta, ir apdailos kokybė. Aišku, apsiūti saloną gražiamis medžiagomis tikrai nėra sudėtingas darbas ir kinai bando taip papirkti Europos pirkėjus. Tai čia salonas taip pat atrodo išties įspūdingas, gražus, visur, kur lieti, tikrai atrodo kokybiškos medžiagos, kiek jos bus patvarios nežinau, bet dabar pirmasis įspūdis yra geras. Na, o kalbant apie dizainą, tai taip pat kaip ir kitose kiniškose automobiliuose, jo nelabai yra. Turime panelę ir vieną didelį ekraną. Didelį ekraną, kuriame galime žiūrėti į paveiksliuką, keisti paveiksliukus, pasirinkti savo gražesnius, bet vis vien ikonos klimatui valdyti ir kažkuriom funkcijom pasirinkti yra labai mažos, tad reikia gerai jas pataikyti, norint kažką padaryti. Meniu šiek tiek nukopijuoti nuo Teslos, yra labai ilgi, nesibaigiantis ir reikia visko labai daug ieškoti. Kita vertus, greitosios nuorodos padeda susigaudyti. Tikrai nėra pati blogiausia sistema, ji veikia labai greitai, yra labai gražios raiškos, kaip senesi Samsung Galaxy telefono ekranai, gražiai užapvalinta, na, bet vėlgi, valdymas tik tai ekrane. Nėra pats blogiausias, bet ir nėra pats geriausias. Na, dauguma kiniškų automobilių yra vienodi, bet jie kiekvienasgi turi kažkuo išsiskirti, kuo gali sudominti Voya, nes pavyzdžiui, BYD ekranas sukinėjasi, o šis gali nuvažiuoti pas keleivį arba atvažiuoti atgal. Taip pat jis turi labai įdomių ir linksmų funkcijų. Pavyzdžiui, galiu per išorinę kolonėlę nusiriaugėti ir girdės visi aplinkiniai. Na, pamatęs kokį pažįstamą, galiu jam sušvilpti. Arba, kaip jau matėte reportažo pradžioje, galiu sukurti šviesų šou. Atvažiuoti, pavyzdžiui, pas draugą į gimtadienį ir paleisti jiems šviesų šou pagal sugimimo dieną muzikėlę. Gal pavyktų sutaupyti ant dovanos taip? Voya Courage elektromobilis yra varomas visais ratais. 2 elektros motorai pasiekia 435 arklio galias ir iki 100 km/h 2,5 tonos sverianti SUV išjudina greičiau nei per 5 sekundės. Jis turi 80 kWh bateriją, kuri vieną įkrovą realiame pasaulyje leidžia įveikti tarp 3 ir 400 km. Energijos sąnaudos adekvačios siekia apie 20 kWh 100 km. Maksimali įkrovimo galia 200 kW, tačiau įkrovimo galios vidurkis gerokai mažesnis, siekia 110 kW.
Iš tiesų nėra čia nieko stebuklingo, bet ir negaliu pasakyti nieko blogo. Automobilis pasižymė adekvačią garso izoliaciją, turi tikrai daug galios, visus varančiosius ratus, jis valdomas visai normaliai ir vairas yra pakankamai jautrus. Važiuoklė gal nėra taip gerai subalansuota kaip europietiškų premium automobilių. Nors Dongfeng Voya automobilius priskiria premium segmentui, pagal važiavimo savybės pastariesiems šis neprilygsta ir labiau kovoja su stipriais vidutinės klasės žaidėjais. Apskritai, šis modelis tik pagal erdvę, salono apdailą ir itin gausią įrangą gali lygiuotis į premium, bet važiavimas kaip vidutinės klasės. Kita vertus, pasižiūrėjus į šio automobilio kainą, didžioji dalis kritikos tiesiog nubėga kaip vanduo nuo žąsies. Nes Voya Courage kainuoja netgi pigiau už analogiškus vidutinės klasės modelius, kurie kinui vis vien nusileidžia dinaminėmis savybėmis – nuo 46 000 eurų, o toks kaip mūsų bandytas geriausios komplektacijos 50 000 eurų.